ir šiandien yra grafikos diena ir todėl dabar paprašysiu jūsų šiltai paploti, kad į sceną ateitų su jūsų aplodismentų palydima brangi ir gerbiama menininkė Kristina Krulienė. Pirmą apkabinsiu. Taip, prašau mikrofonas, va čia atsisėskit arčiau manęs. Kaip malonu matyti jūs. Kristina, kaip kelionė iš Vilniaus į Palangą? Žinai, normaliai. Nei aš pavargau, nei ką, ir nemegojau. Turėjau labai gerą pašnekovą. Labai nuostabų, žinai. Jisai mokė girdėti. Nes, žinai, reiškia, yra žmonės, kurie klauso, bet negirdi. O jis girdi. Ir tai yra labai svarbu. Tai yra didelė, tiesiog malonė didelė. Su tokiais žmonėmis bendrauti, kurie girdi. Aš pažįstu tą pašnekovą. Tai radio stoties, radio laidos Laužų karta vedėjas, tai yra Audrius Vainonis, skautas. Iš tikrųjų jisai sukurtas kalbėti, kažkada kūrė laidas, kur keliauji ir ką skanauji, Audriau. Tai žodžiu, jisai tikrai tam sukurtas. Kristina, visų pirma, labai ačiū, kad jūs čia, kad jūsų darbai čia, kad žmonės gali pamatyti jūsų kūrybą, susipažinti su jumis. Ir šiandien labai brangu, kad yra mūsų susitikimas, jūsų autorinis vakaras ir man džiaugsmas kalbinti jūs. Ir aš turiu daug klausimų pasiruošę savo širdyje. Ne čia, o širdyje. Taip, amen. Ir Kristina, kai jūs pasakėt, kad mano paroda vadinsis Jėzui tariau taip, tai kada tai įvyko? Kada jūs ištarėte Jėzui taip? Supranti, Jėzus mus išgelbėjo ir mes žinom, kad jisai išgelbėjo, kad jis yra, kad jisai myli, bet mes suprantat, jam kaip ir, kol nepasakai, jaunimas, kai reiškia jaunasis peršasi paneliai, tai jinai turi pasakyti taip. Ir tada įvyksta tos jungtuvės ir vienu žodžiu tai taip reiškia priklausomybė. Jinai priklauso jau jam. Mes priklausom Jėzui, nes Jėzus mus išpirko ir labai brangiai sumokėjo. Ir jam labai svarbu kiekvienas mūsų, reiškia, atodusis, viskas jam labai svarbu. Ir kai pasakom taip, reiškia, mes esam jau yra oficialiai, mes esam jo nuosavybė, oficialiai. Jau niekas šito atimti negali. Ir tas žodis taip, tai yra labai turintis didelę jėgą, labai galingas žodis. Ir aš dalesim, kai aš suvokiau, kad aš nepasakiau Jėzui taip, tai man suprantat, pasijutau, žinai, kaip kažkokiam šlapiam, bandau šlapėts visuomet būna. Žodžiu, kad kažko, ir aš paskui atgailavau, tai gal Dieve atleisk. Nes Jėzui tariau taip, mano anūkė savo vyrui būsimai pasakė taip, ir tada, žinai, gražu, taip ir taip, žinai, kažkaip. Bet paskui, kai suvokė, ką tai reiškia tas taip, tai aš pagalvoju, mes visi, kurie pasikrikštijam, kurie mes esam Jėzaus atpirkti, mes visi jam turim pasakyti taip, visi. Taip. Šlavėju aš pačiui. Kristina, jūs užsiminė, taip, jau ne vieną kartą jūsų anūkė Gabrielė prisidėjo prie šio festivalio ir taip pat nuostabę radio laidą Jaunimo kodas veda ir suburė jaunus žmonės dalintis tikėjimu. Bet jūs pasakėt, kad tarėte taip, bet kaip iš tikrųjų Dievas pasibeldė į jūsų širdį, kada įvyko tas aplankymo metas, kaip jūs sutikot Kristų savo gyvenime? Aplamai nuo pat pradžių? Nuo Adomo ir Ievos, bent jau. Juokauju, taip, nuo pat pradžių. Nuo pat pradžių tai sovietmetis buvo. Ir mes visi buvom tokie labai sovietiniai, labai ieškojom tos, kaip sako, tos atgaivos, nes, žinai, mes buvom prislėgti. Mes žinojom, partija yra partija ir mes turim paklusti jai. Ir suprantat, o Dievą, taip, tikėjom Dievą, yra Dievas, žinai, yra bažnyčia. Bet suprantat, nebuvo ta širdį, buvo kažkur toli. Tie, kurie nesimeldžia, jie irgi žino, kad Dievas yra.
Ir šėtonas žino, kad Dievas yra. Bet suprantat, bet reiškia su juo bendrauti, būti jam priklausomam, tai jau čia, žinai, čia yra nuostabu. Nuostabu. Ir mes, kai ieškojom, suprantate, čia iš Švedijos atvažiuodavo misionieriai ir pradėjo kurtis bažnyčios, viena, kita, ten tokios, žinot, paskui registruotis pradėjo bažnyčios. Ir mes ieškojom, ir mes tokie alkani buvom. Taip, dvasiškai buvom ištroškę. Ir kai, suprantat, kai reiškia, o Dieve, suprantat, kai reiškia, kai tu pajunti, kad tu esi mylimas, kad tave myli ir kad jisai niekuomet neapgaus, nepaves ir jisai tave visą laiką bus su tavimi. Ar lygoj, ar džiaugsme, ar ten kažkokiose problemose, jisai visą laiką su mumis. Ir tada, suprantat, aš mokykloje dirbau ir aš visi sutikau pavaduotoją, direktorės, jinai sako, Kristina, tu sako, tokia laiminga, kas atsitiko? Sako, gal įsimylėjai? Sako, aha, sako, įsimylėjau. Nu, sako, einam į kavinę. O žem tai sako, nu pasakyk, į ką tu įsimylėjai? Sako, į Dievą. Į kokį dėdą? Sako, ne į dėdą, o į Dievą. Jinai sako, kaip galima Dievą mylėti? Jis sako, nu, vat, paprasčiausiai matai, sakau, aš laiminga. Supranti, buvo tokia situacija, baisi šeimoje, reiškia, vyras paliko mane su 3 vaikais. Įsimylėjo žmogus, žinai, nu jam emocijų reikėjo, o žinai, su 3 vaikais, tai kur tų emocijos, čia tik spėk suktis. Nu tai vienu žodžiu, Dievas yra nuostabus. Ir mane, žinai, kai jis išgelbė, tai aš tik tai pagalvoju, Dieve, tai reiškia, parašyta, 6 metus tarnauja vergas, o 7 metais jis yra paleidžiamas. Ir aš sakau, aš galvoju, jau 6 metus aš išbuvau, sakau, Dieve, sakau, tik nepaleisk manęs, tik nepaleisk, noriu ir toliau tarnauti, būti su Dievu. Ir Dievas, žinai, pabiškį ten su klupimais, su biškį paėjimas į šalį, bet vienu žodžiu visą laiką veda. Ir Dievas yra nuostabus ir galingas. Ir jam visuomet tik tai taip ir taip ir taip. Ir jokių abejonių, jokių. Tai Kristina, kaip nutiko ta įsimylėjimo istorija? Kaip tai nutiko? Tiesiog Dievo dvasia palėtė? Tiesiog, supranti... Ar kažkas paliudijo? Ne, man niekas nieko nesakė, bet tai, žinai, Facebook'e pamačiau, reiškia, jos nuotrauką ir Samuelio, ir supranti, reiškia, ir jinai pasakė taip. Ir man, žinai, nu taip, žinai, ir paskui man praėjo kažkiek ar mėnesį, ar kiek, vienu žodžiu, praėjo kažkiek laiko. Tai aš suvokiau, tai jisai mūsų jaunikis, mes jam irgi turim pasakyti taip. Ir tik tai taip. Ir supranti, ir tada mes jo priklausomi, mes esam jo. Ir jis, o Dieve, koks nuostabus. Aš dabar truputėlį paganginsiu. Taip, aš dabar jau labai aiškiai supratau jūsų patį naujausią apreiškimą. Kai jūs gavote iš Viešpaties apreiškimą per anūkės vestuves, ką iš tikrųjų reiškia taip. Bet kai jūs pasakėt savo kolegijai, kad jūs įsimylėjot į Dievą, o jinai pasakė, į kokį dėdą, tai vis dėlto kaip tą meilę sutikote? Ar kažkas jums paliudijo, ar jūs atsivertėt šventąjį raštą? Kelintais metais tai įvyko jūsų gyvenime? Tai buvo 89 metais, jokių šventų raštų nebuvo, nieko. Ir paskui, žinai, dar bažnyčia buvo neįregistruota, tikėjimo žodį, reiškia, ten ta liaudis mane pagavo ir pradėjo vedžioti. Paskui, tai vieną savaitę aš priėmiau Jėzų, vieną sekmadienį, o kitą sekmadienį reikėjo krikštytis. Tai sako, taigi tu ką tik, sako, kaip tu gali krikštyti, tu nieko nežinai, sako, bet man šito reikia, aš pajutau, kad man šito reikia. Nes Dievas vanti, kai jisai pažadina žmogų, tai tu gali per viską, per ugnį pereiti, bet eiti ten, kur jisai kviečia. Nu, ir tai, žinai, aš žinau, dėkoju už viską, dėkoju, supranti, Dievas tokius dalykus daro gyvenime. Neįmanoma. Ir mes, žinai, taip, visi turim problemas, bet ką mes darom, mes tai iškia paduodam Dievui problemą ir jos nepaleidžiam. Duodam ir nepaleidžiam. Tai Dievas sako, tai paleis, tu man davėjai, tai jinai jau yra mano, o ne tavo. O mes, supranti, mes pamirštam, kad mes galim pilnai, o kai aš atiduodu ir aš jau nesijaudinu, jisai daro. Ir aš nekoreguoju, nekontroliuoju, ką jis tai padarė ir ko jis nepadarė, žinai. Nes tai yra taip gyva, tas tikėjimas, vanti,
aš tai negaliu atsidžiaugti. Negaliu, aš laimingas žmogus. Ir dabar aš Jėzui pasakiau taip, tai čia yra nuostabu. Jėzus tai mūsų Jėzus. Kristina, aš jums paantrinsiu, nes kuomet Dievo dvasia 1995 metais balandžio 28 dieną ryte apie 7, apie 8 ryto palėtė mano širdį, sėdint balkone Čiurlionio gatvėje. Manyje buvo toks milžiniškas troškimas, kad aš pasakiau dabartiniai savo žmonai Dianai, o tada mes dar tik draugams sakau, Diana, kas mane gali pakrikštyti? Aš nenoriu prarasti tai, ką apturėjau, kas mane palėtė. Tai buvo toks didelis troškimas, kas mane pakrikštys. Pamenu, Diana nubėgo į apačią skambinti, sako, tegul atvėsta tas remis, spėsim jį panardinti. Tai žodžiu. Ir praėjo 3 mėnesiai ir tada, kai suradau ir bendruomenę Emanuelis, ir tada jau buvau pakrikštytas upėje, kurios pavadinimas Neris. Mane pakrikštijo ir aš tik po to supratau, kad mano viešpats irgi pasikrikštijo, kai jam buvo 30. Nes vienas dalykas mane močiutė tai sutvarkė su mama, kai aš mažiukas buvau. Ir pakrikštytas, ir buvau ir padermavotas, ir pirma komunija, visi reikalai. Bet iš tikrųjų, to tikrojo krikšto esmės, Mažylis, aš nesupratau. Dabar tai aš suvokiu, kad tai tėvai tai daro, nes šventajam rašte parašyta, kad buvo pakrikštas jis ir jo namiškiai. Ir tai yra prielaida, kad galima ir mažus vaikus krikštyti, nardinti, kad būtų išgelbėti. Viskas tvarkoja. Bet daugiau mažiau evangeliniam flangė tai yra daugiau kaip simbolis, kad vaikus atneša kūdikius į bažnyčią kaip palaiminti. Bet tas sąmoningas pasakymas, krikštas, apreiškimas tikrojo krikšto, kad aš labai gražu, kai tave nardina ežere arba upėje, kad mirštu senam gyvenimui, ir keliuosi naujam gyvenimui, kad mirštu Kristui ir prisikeliu Kristui. Tai labai labai gražus simbolis, kad tai, kas sena praėjo, visa tampa nauja. Kristina, kokių pačių brangiausių ir svarbiausių pamokų Dievas jūs išmokino gyvenimo dvasinėje jūsų kelionėje? Pirmiausia, žinai, visuomet pasitikėt. Ir jeigu, reiškia, kažką gąsdina, tai sako, va, čia, reiškia, tau nuimsim prakeikimą, sako, Jėzus, sako, pasakė, tegul keikia, o aš laiminsiu. Ir jeigu tie žmonės, žinai, kažkas mane keikia, ar tenais mano giminės, tai aš žinau, kad Dievas turi didesnį jėgą ir jisai laimina. Ir kai laimina, tas prakeikimas nueina į ten, tuo adresu, iš kur atėjo, bet jau su jėga. Ir aš to nesidžiaugiu, nes tie žmonės vargšai, kurie nesupranta, ką jie daro. Mes, reiškia, mums pasakyta laimink ir būsi palaimintas. O jeigu aš keikiu, tai aš būsiu prakeikta, bet žymiai daugiau, negu kad aš siunčiu. Čia kaip tas gniužulas tas sniego. Kočioji ir gali tokį iškočioti. Tai lygiai taip pat ir su Dievas nejuokauja. Jisai ir labai rimtai dirba, labai. Ir čia yra tai, kad Dievas daro mūsų gyvenimuose, tai yra fantastika. Taip, fantastika. Ir žinot, ir patraukė, viską patraukė. O mes susilaikė, aš prisimenu, meldėmės už tokią moterį ir jinai, sako, susirgo. Sako, tik nesimelskit, kad man invalidumą nuimtų. Aš sakau, žinai, bet Dievas, kai daro, jisai padaro viską. Ir jeigu nori būti sveika, tai tu būsi sveika, bet tau reikia tik tai priimti tą Dievą. O reiškia, Dievas dalimis neduoda. Va, tau biški tiek, o tau biški tiek. Mes sugebam priimti tiek, kiek jisai duoda, bet jisai duoda mums labai daug, bet mes labai daug negalim, nes galim palūžti pro tą neštą, pro tos turtus turėdami ir ten dais viską, mes galim palūžti. Ir kad šito nebūtų, tai mes priimam tiek, kiek mes galim. O Dievas augina mūsų raumenis. Jo meilė tai begalinė yra. Ką pirmiausiai žmogui pasakot, kai žmogus paklausė, tai ką daryti, kai taip sunku gyventi? Supranti, koks jūsų patarimas? Aš patarimą tik vieną turiu.
kaip mano tokia draugė sako, žinai, aš tau dovanoju Bibliją, skaityk, pradėk psalmę skaityti. Bet kai tu skaitai, tai tu tikėk, kad tai yra gyvas žodis, kad tai yra tau kalbama. Ne taip kažkam pasauliu, bet tau asmeniškai priimti. Kiekvieną žodį. Ir pirmas kreipinys, nebėgti ten kažkur pas ekstrasensus ar dar kažkur. Na, ačiū Dievui, aš neturiu ekstrasensų. Nes man, žinai, kai man buvo 10 metų, man pakeitė dokumentus ir aš dabar nežinau nieko, kada aš gimiau ir kiek man, kiek metų, tai maždaug, manau. Bet supranti, pas ekstrasensus, aš mokytoja ilgai dirbau su vaikais. Ir aš visi ten vieną mokytoją sako, žinai, sako, aš visą klasę, reiškia, padariau šitą, tos horoskopo tyrimus. Ir visi laimingi, sakau, ir ką tu padarėjai, sakau. Tie vaikai laimingi, bet sakau, tu jos įvedė į tą sritį, kuri yra ne mūsų, ne Dievo. Ten, sakau, yra Dievas, jo visa, reiškia, mes esam Dievo karalystėje, visi. O tie, kurie netiki, jie nėra Dievo karalystėje, jie yra ten, anoj pusėje. Ir supranti, ir kad, aš čia tokį apreiškimą biškį pasakysiu, ir kai supranti, jie žiūri, kokie mes laimingi, kokie mes ramus, ir kad mes, supranti, nesipešam, mes vienas kitam padedam, mes vienas kitą mylim, ir kad čia jokio pavydo nėra, nieko, tai jie nori ateiti, ir, žinai, Dievas leidžia, ateikit, kviečia juos ateiti. Tai, kad jie neateina, šėtonas pastatė sieną tokią. Kad jie, reiškia, nematytų, kas Dievo karalystėje. Tai, supranti, tie, kurie netarnauja nei Dievui ir nenori tarnauti šėtonui, jie ant tos sienos užlipa. Ta siena ten, žinai, visokie aktoriai, visokie poetai, ten visokie tokie veikėjai, politikai. Gabrielius galbūt ten sėdi. Atsiprašau, be abejo. Supranti, bet vienu žodžiu, ir ta siena pasidaro siaura, tai jis tada šėtonas didina, Dievas nedidina. Ir pasidaro plati tokia kaip kinų siena. Ten galima paskui, bet ten sulipa, tiek žmonių sulipa, kad tiesiog, suprantat, ir jie nori būti matomi, kad visi matytų, kad visi jie žavėtųsi, kad visi sakytų, oi. Tas oi, blogas žodis. Tai, suprantate, tai ateina jau pabaiga, o daleiskim mes dabar gyvenam jau į pabaigą. Dievas pasiima savo karalystę, šėtonas pasiima savo karalystę, o tie lieka ant sienos. Tada šėtonas grįžta ir jos pasiima. O jie sako, kam tu mus imi, mesgi ne tau tarnaujam, taip, bet jūs užlipot ant mano statinio, ant mano, reiškia, tvoros užlipot. Tvorą pastačiau aš. Ir, supranti, ir tie, kurie, reiškia, eina, tai čia nėra tarnavimas nei tam, supranti, bet jie, reiškia, patys norėdami save išaukštinti, jie užlipa ant tos tvoros. Ir tie, kurie siekia laurų ir labai didelių pagyrimų ir viską mes turim išbandymus ir turte, ir grožį, ir metuose, ir, supranti, ir kažkokiam, supranti, kokiais sugebėjimas, visur eina išbandymas. Mes, reiškia, tarnaujame, mes turim žiūrėti ne į tą, kuris mane žaidžia. Ne, jisai atsakys už tave. Man svarbu neatsikeršyti ir nedaryti tai, ką jis padarė man. Yra svarbu. Ir va čia, reiškia, yra toks stabdis. Stop. Nedaryk šito. Kaip man, žinai, kaimynai ten neždavo ten visokius. Tai santi, man sako, tai ir tu tą patį daryk, sako, bet aš negaliu. Aš esu krikščionis, aš negaliu tą patį daryti, ką jie man darė. Ir paskui, žinai, o Dievas, reiškia, jis yra atlygio Dievas. Jis nepalieka. Nei nubaustų, nei pagirtų, supranti. Jisai viskam turi savo laiką. Ačiū Dievui. Kristina, kas sunkiausia vis dėlto gyvenime? Mylint Dievą, tikint Dievu, pasitikint Dievu. Kokie vis dėlto, kokias pamokas sunkiausia išmokti dvasinėje kelionėje? Supranti, tik nesuabejot. Tik nesuabejot. Dievas pasakė ir viskas, amen, šventa. O jeigu mes dar pradedam taisyti Dievo, reiškia, pasakymus, žinot, tai mes tik sugadinam. Ir mes šitą turim bijoti. Turim girdėti Dievą ir turim, žinai, girdėti mes galim skaityti, mes rašte jį atrandam. Ir mes, supranti, ir mes neturim absoliučiai, jokio suabejojimo neturi būti. Mes esam jo išrinkta tauta, mes esam jo tauta. Mes lietuviai, bet mes esam jo tauta, jo išrinkti žmonės. Ir už mūsų yra didžiulė kaina sumokėta, didžiulė. Kai suvokiam kas, tai
oi, plaukai šiaušiasi. Kristina, kuri Biblijos šventojo rašto knyga yra pati mylimiausia, kurią dažniausiai atsiverčiat? Žinai, aš taip tokios labai jau mylimos vietos neturiu, tik aš skaitau ir kas mane užkabina, kokie žodžiai, aš įsirašau į sąsiuvinį. Ir suprantate, ten yra tiek daug tų žodžių, kad sunku pasakyti, kas būtent iš tų. Ir tas labai svarbu, ir tas svarbu, ir jo meilė, ir jo, reiškia, ramybė, ir jo, suprantate, tik tai yra tokia baimė iškrypti. Truputėlį nusisukti. Mes nuo ko nusigrėžiam, mes nusigrėžiam, nuo jo nusigrėžiam. Kai man toks vaikinas sako, žinai, aš jaučiu, kad Dievas, reiškia, nuo manęs nusisuko, sako, einam į kiemą. Sakau, Saulė, matai? Sako, matau. Tai sako, dabar sako, atsisuk į mane, o dabar sako, tu matai, Saulė, nematau. Tai sako, kas nuo ko nusisuko. Suprantit? Ir mes, reiškia, kaltinam Dievą, kad jis nusisuka. Iš tikrųjų, mes nusisukam nuo jo. Iš tikrųjų, mes nusisukam, mes žmonės. Ir tas suabejojimas Dievo žodžių, tai yra, oi, neduok Dieve. Tai yra baisu. Kai pasakėte apie Saulę, tai iš tikrųjų lygiai taip pat man kartais patinka sakyti, kad mes iš mamos įsčių išeinam nugarą nuo Dievo, nusigręžę nuo Dievo. Bet Dievas mylintis, jis į kiekvieno mūsų gyvenimus beldžiasi per aplinkybės, per situacijas, švelniai į mūsų nugarą, kartais ir skaudžiau pliaukštelį, kad tik mes atsigręžtumėm. Taip. Kristina, o kur ir kada pamėgot meną ir kodėl pradėjot kurti? Aš nuo vaikystės paišiau. Ir buvo mokykloje, buvo geriausia, didžiausia dailininkė, nors ten, žinai, to meno nelabai buvo. Paskui įstojau dailės institutą, užbaigiau dailės institutą ir paskui, žinai, kadangi iš meno nelabai pragyvensi, tai gaudavau iš dailės kombinato užsakymus, ten darydavau ten tokius piešinius, plakatus, vienu žodžiu. Ir dirbau mokykloje. Man reikalingas pastovus, žinai, 3 vaikai. Reikalingas pastovus užmokės kiekvieną mėnesį, kad gaučiau avansą ir algą. Tai va ten aš gaudavau mokykloje, nors nedidelį atlyginimą, bet gaudavau, bet turėdavau laiko. Tai jūs mokykloje dailę dėsčiau. Dailę dėsit vaikams? Ja. Ir kodėl pasirinkot būtent tokią techniką, kurią mes pristatom mūsų festivalyje? Kas padėjo atrasti tą savo tikrumą, tą išskirtinumą, tą autentiškumą? Kaip tai nutiko? Supranti, kai reiškia gyveni su vaikais, su šeima, tai labai didelių darbų negali dirbti, užima vietą ir paskui didelį darbą reikia apdoroti. Reiškia jį ne tik pagimdyti, bet jį reikia užbaigti. O tie maži darbeliai, tai man, reiškia, būdavo, aš greitai padarau ir man mintis ateina ir aš negaliu vieno padaryti. Aš padariau vieną, paskui žiūrėk ir antras, ir trečias, ir eina iš to paties, kitokie, bet tos pačios, reiškia, tos pačios krypties. Ir darysim va šičia išstatyti šitie, tai yra Dievo žodis. Bet ir Dievo žodis, reiškia, parašytas, šiaip savo plakatas kažkoks, jis neveikia, bet jisai, jeigu yra įrėmintas ir gražiai paduotas, tai jisai veikia. Ir žmonėms patinka, va toksai, kaip sako, galiu kiaušinių suvalgyti, ar ne, bet galiu kažkokį skanėstą iš to kiaušinio, aš tai ne kulinarė. Bet svarbi kažką skanau, žinai, kai pagamina, tai skanu ir jau malonu. Ta pati valgai, bet supranti, bet tas maistas visiškai kitoks. Ir tai, oi, Dieve, kaip nuostabu. O paskui pradėjau mažiukus paišyti. Ir tos mažiukus, kai paišau, tai paišau tam, kad šito paveikslo neįdėsi į Bibliją. O tie mažiukai, jie paskui įlenda į Bibliją, išdovanoju aš, ir tada, suprantat, ir tas žodis jau jisai gyvas visą laiką su tavim kišeniai, su tavim, supranti, ir rankinukė, su tavim, reiškia, piniginiai, ar tu jį nešiojasi. Ir kai reikia atsiverti ir perskaitai, taip, va šitam laikui šitas žodis tinka. Tam laikui. Ir Dievas, supranti, jisai nieko veltui nedaro, nieko tuščiai nedaro, kaip sako, nepūsto vėjų, balionų nepučia. Ir jisai, reiškia, kai padaro, tai jis padaro taip, kad žmonės suprastų,
kad jiems patiktų Dievo žodis. Sakau, jeigu jisai apipavydalintas, jisai turi kitą vertę ir kitą, supranti, kitą jėgą turi. Ir tie darbai, žinai, ir aš galiu nieko nedaryti, daugiau tik tai paišyti. Papasakok apie savo gražiausią kūrybos dieną. Nuo ko viskas prasideda, kaip gimsta tos visos gražiausios grafinės pynės, nuo ko viskas prasideda. Vat tiesiog graži jūsų kūrybos diena. Papasakokite apie ją. Supranti, kai gyveni ramybėj ir kai niekas tau netrukdo ir, kaip sako, nieks nekrapnoja tau ir tau nereikia skubėti valgyti kažkam daryti, tai tu esi laisvas žmogus. O ta laisvė tai vat ir išsireiškia tais piešiniais. Supranti, tai yra laisvės išraiška. Aš myliu Jėzų ir aš noriu parodyti visą savo meilę va tuose piešiniuose. Tiek pavykę, nepavykę, bet tai yra žmogaus išraiška. Lygiai taip pat muzikantas, jisai turi instrumentą kažkokį ir jisai groja. Ir jisai, supranti, ir jisai tame gyvena. Aš tai labai vertinu muziką ir labai poeziją vertinu. Ir daleiskim, poetas, kai rašo, tai jisai rašo ne šiaip savo, kaip sako, kad sudėlioti tos žodžius, kad ten galūnę sudėlioti, ten panašiai, kad ritmas būtų ir panašiai. Ne, jisai, reiškia, daro viską iš širdies ir tai yra nuostabu. Ir, žinai, kai aš pasitenkinu savo, man kitą kartą gaila atiduoti, bet aš, žinai, jų kalb negaliu, tai aš juos išdalinu, paskui, žinai, ateina kita mintis ir vėl paišau, ir paskui ateina dar kita. Ir čia serijom yra tie darbai. Nu. Bet žodis, tai visi žodžiai iš Biblijos, visi. Ir aš labai laiminga, kad aš galiu pasidalinti tuo, nes Dievas mums duoda tam, kad mes dalintumėmės. Ir kai mes, reiškia, išdalinam tai, ką mes turim, mes gaunam dar daugiau. Dar daugiau išdalinam, dar daugiau gaunam. Nes čia, žinai, toksai grįžtamas, reiškia, Dievas duoda, kuo tu daugiau atiduodi, tai to daugiau gauni. Tai yra, oi, fantastika, tai yra nuostabu. Tikrai taip palaiminčiau duoti, negu imti. Taip. Ir šiandien čia parodoje, kuri atsidarė 3 valandą, moteris jau sako, ar čia paimti. Aš sakau, gal jūs ir galite paimti, bet būtų nuostabu, kad jūs sulauktumėt autorės ir autorė jums asmeniškai padovanotų. Tai žodžiu, visi nepabėkit, su Kristina mes dar pasivaikščiosim galbūt ir papasakos jinai daugiau. Kristina, o kuri meno rūšis jūs labiausiai žavi? Ar muzika, ar teatras, ar skulptūra, ar tapyba, ar akvarelė? Muzika tai yra visa šaknis. Žinot, kaip reiškia toks vienas labai tikinti žmogus rinko visą medžiagą apie dinozaurus, apie viską. Ir jisai, reiškia, pasakė, sako, prieš potvinį skambėjo muzika. Žmonės, supranti, gyveno muzikoje. Ir ta muzika, tai jinai yra toks užkrečiamas dalykas, tu negali be muzikos gyventi. Sako, miške medžiai dainuoja, paukščiai gieda. Net girdėjau, reiškia, varnos kaip gražiai gieda, žinai, kai jas pamokau. Nu, tai yra muzika, tai yra viršūnė visko. Kaip literatūroje poezija viršūnė. Taip, ne tapyba, ne grafika, bet aplamai menas. Ir skulptūra, ir tapyba, ir grafika, ir ten, vienu žodžiu, visi šitie dalykai tai yra, negalima jų išskirti, jie vienodai yra reikšmingi. Ir jeigu ten įdėdi į savo sielą, įdėdi į savo dvasią, tai jie skamba. Bet reiškia, skamba ne tam, kad žmonės, vadalėsim, bažnyčiai pakabintas paveikslas ir išvažiuoja iš visur garbinti to paveikslo. Nu tai klausyk, tai čia, nežinau, mano toks giminaitis irgi atveža visą brigadą žmonių ir veda į tą bažnyčią, kad garbintų, šlovintų tą darbą. Sako, nu ką tu darai? Nu, tai va. Garbinti reikia kūrėją, o ne kūrinius. Taip. O supranti, ir mes nieko garbinti, mes neturim nieko garbinti, mes galim gerbti žmogų, mylėti žmogų, bet garbinti tai jokių būdų, nes pagarba priklauso tik Dievui. Tik tai jam. Ir jeigu reiškia, man labai patinka, ką tas daro savanti, bet aš juos gerbiu, bet negarbinu. Ir jokių būdų nepriimti pačiam jokios garbės, žinai. Gerbti galima, ir reikia žmogų gerbti, ir mylėti jį reikia, bet garbinti tai jau, žinai. O Dievas yra pavydus Dievas.
Ir jis niekam neleidžia šito daryti. Ir jeigu tu priimi pagarbą, ir dar paskui verkšlenį, kad mažai tave kas gerbė, nu tai žinai. Taip. Kristina, gyvenime, ar istorinės asmenybės, ar dar gyvenantis mūsų dienomis žmonės, kokie žmonės jūsų gyvenime kalbėjo jūsų sielai, drąsino, stiprino per gyvenimą, kuriuos žmonės išskirtumėt kaip mokytojus, kaip palydėtojus, kaip įkvėpėjus? Žinai, aš labai pergyvenu, kad reiškia taip, pradėjo mūsų reiškia politikai menkinti Marcinkevičių. Jis toks poetas, jisai, aš nežinau, tiesiog supranti, siaubas, žinai, kai pagalvoju, kad tokį šviesulį reikia purvais apdrapstyti ir, žinai, ir neleisti ten, vienu žodžiu, man tai, žinok, netelpa galvoj, kaip šitaip galima. Jis yra poetas, jis tokias poemas parašė, jis toks nuostabus yra, toks nuoširdus yra ir taip mylintis Lietuvą ir taip su juo reiškia elgtis, tai aš nežinau, čia, suprantat, kultūringas žmogus kito neįžeis. Bet kas Hamuilą, koksai Hamas, žinai, kuris išlindo, kaip sako, jisai gali kitą apdergti. Ir jam tai visiškai, aš matai, aš. O kas tu aš? Tu aš kaip šašas. Taip liaudė, sako. Ir tu aš reikia bijoti. Rusų kalboje yra ja paskutinė raidė, abecėliai, bet ja pati paskutinė. O lietuvių kalboje tokios nėra ja. Yra A, prieki pirma raidė ir yra Š raidė. Ir ta Š, tai reiškia, jeigu jinai mažytė prie Š prisiglaudė, prie A prisiglaudė, tai reiškia šviesa, šventumas, šlovė, supranti. Tai jisai mažytis, bet kai tas Š auga didelis ir užgožia A, tai yra, atsiprašau, tai sakau, šūdas, šlamštas, tai yra šiukšlinas, tai yra siaubas, žinai. Ir mūsų ta Š, jinai turi būti ten kažkur. Nes mes esam Dievo vaikai, mes negalim savęs didinti daugiau, taip, mes esam Dievo vaikai, šlovė jo, ir mes negalim pasisavinti jo šlovės, negalim pasisavinti jo garbės, jisai yra maloningas, jisai yra mylintis, ir jam visai ne tas pats, ką tu darai, jisai neužsimerkia, į smulkmenas neužsimerkia, taip, kažkur spaudžia batas, tai taip gerai einam, aš tau nupirksiu naują arba padarysim kažką. Vienu žodžiu, supranti, tai yra Dievas, kuris mumis labai rūpinasi, nėra jam smulkmenų, nėra tokių beverčių dalykų. Mes tai, žinai, kažkaip, žinai, taip, numojam ranką, į nieką mes negalim numoti, į nieką, nes Dievui viskas labai svarbu. Taip. Kristina, kaip jūs apibūdintumėt krikščionišką meną? Ar galima naudoti tokią sąvoką? Ir kas jums yra tikrasis menas? Kas svarbiausia mene? Supranti, kaip sako, piešti ir tapyti galima išmokti. Ir tai išmokstama yra. Ir lieti akvarėlę išmokstama, ir tapyti, ir grafikos darbus daryti išmokstama. Bet supranti, jeigu tame darbe nėra dvasios, nėra gyvybės, tai jisai yra kaip ta Š, žinai. Yra, tiesiog, tai geriau nufotografuok ir pakabink. Nes fotografija irgi savo turi meno išraišką. Jeigu mes fotografuojam ir suteikiam jai dvasią, tai jinai, supranti, skamba, ir jinai kalba. O jeigu mes nufotografuojam kaip dokumentiką, mane nufotografavo, dokumentika, reiškia, tai nieko nekalba. Tai yra, kaip sako, ne menas. Menas, supranti, meną tu įdedi savo širdį, įdedi save, įdedi. Ir tau, žinai, ir jeigu tau, taip, tau patiko, nepatiko, žinai, aš irgi kitus darbus, reiškia, kaip sako, įdedu į tam tikrą vietą, iš kurios neištraukiu, žinai, bet supranti, bet tu turi žavėtis ne tuo, ką tu darai, bet ta jėga, kuri tau duodama ir tas mintys, kurios tau duodamos. Ir tu gali išreikšti. Ir tu paišai. Aš ten karalių seriją tokią nupaišiau. Tai supranti, tuo laiku man buvo tie karaliai, tai karaliai buvo. Bet kiekvienas karalis yra, suprantat, kiekvienas karalius yra karalius, jeigu jam karūną uždėjo Dievas. O jeigu jam uždėjo šitą politikai kažkokie, ar ten, žinai, pasus įdėjai, tai tu ne karalius, tu tik tai tą vaizdą turi karalius. Taip, ir čia, žinai, čia labai daug galima kalbėti.
Nes menas jisai turi turėti gyvybę. Jeigu gyvybės nėra, jisai nealsuoja, tai kaip negyvas daiktas. Medis alsuoja, medis gyvas, bet jis nealsuoja, ar ne? Kėdė gyva. Kaip aš prisimindariau tokią parodą ir iškabinau darbus ir kainą užrašiau. Tai man, tas direktorius, tos įstaigos sako, žinai, bet čia tokia kaina, sako, čia brangiau negu kėdė. Tai aš sakau, taip, bet sakau, kėdės nepakabinsi ant sienos. O darbą gali pakabinti ant sienos ir jisai turi kažkokią išraišką. Tai va toks lyginimas, kaina. O kaina tai jinai, kaip sako, nieko neduoda, tai nėra dvasia. Tai nėra dvasia. Kaip nuostabu, kad jūs girdit. Kristina, iš tikrųjų, jūs didelė dovana mano gyvenime visada, kuomet mes sustinkam, aš visada girdžiu padrąsinimą, pastiprinimą, paguodą, džiaugsmą. Jūs mokat tai daryti. Jūs iš tikrųjų mylit Dievą ir mylit žmogų. Kristina, ko palinkėtumėt jaunam, kuriančiam menininkui? Kokiais žodžiais palydėtumėt jį kurti toliau ir įdėti kuo daugiau prasmės? Kokie būtų tai žodžiai? Ko palinkėtumėt jaunam menininkui? Taip, jaunam menininkui aš galiu tik tai apkabinti stipriai ir pasakyti, kurk, dirbk. Nes Dievui šito reikia, jam reikia, kad mes mokėtum išreikšti jo meilę. Taip. Ir čia yra, supranti, kai tu įdedi save visą, įdedi į tą darbą, tai jisai pradeda spindėti ir nebijokit kurti, išeina, neišeina. Kai aš turėjau, mokinių grupę, tai aš sakau, nebijokit sugadinti, negalima, neįmanoma sugadinti, neįmanoma. Jeigu tu dirbi atsidėjęs ir, supranti, neklausaus kažkokios tokios, trankios muzikos, tai tu pasieksi šitą. Nes mums būtinai, mums reikia rodyti liaudžiai meną, reikia rodyti žmonėms ne kaip prakeikimą, bet kaip palaiminimą. Kad žmonės žinotų, kad mes galim džiaugtis tuo, ką mes kūrėm. Mes galim džiaugtis, bet tik nesididžiuoti jokių būdų. Nes Dievas, jis yra kūrėjas. Ir jam patinka, kai jauni žmonės, ypač kai jauni žmonės, man tai jau daug metų, labai daug, turbūt tiek, kiek jums visiems kartu įsidėjus. Bet supranti, bet net metuose esmė, visiškai nemetuose. Mes patys save sendinam, kai pradėm sakyti, oi ne, man jau tiek metų. Ne, tau ne tiek, bet tau dar tik tiek. Ir supranti, taip, man virš 80, gerokai. Bet supranti, bet tai ne metuose esmė, ne metuose, mes gyvenam ne metų skaičiuodami, mes gyvenam džiaugdamiesi tuo, kad Dievas mums duoda gyvybės dvasią, jisai mus įkvėpia, jis mus veda ir jisai yra toks galingas ir toks nuostabus, kad trūksta žodžių. Neįmanoma visko išsakyti. Čia galima apie Dievą kalbėti. Ir džiaugtis, kad jis yra ir kad jis mus pašaukė. O, šlovingas Dievas. Kristina, mes čia dabar esam kartu ir galiu jūsų paprašyti maldą užtarti menininkus ir būtent čia ir dabar pasimelsti. Taip, Dieve, būtinai Viešpatie, aš tau dėkoju, kad tu įkvėpi žmonės kurti, nes ta kūryba yra tavo išraiška, Dieve. Laimintos žmonės, kurie nebijo kurti, nebijo būti apjuokti, apspjaudyti, Dieve. Aš tau dėkoju, kad tu laimei tos žmonės, tu juos saugai, tu juos globoji, taip, saugai globoji. Ir tu juos ragini, tik dirbkit, tik kurkit, tik šlovinkit mane, nes jo kūryba tai yra šlovinimas. Tai yra šlovinimas. Ir mes jį šlovinam savo kūrybą, savo darbais, Dieve. Taip, be darbų mes esame mirę. Visiškai. Mes tada gyvenam kitoj srity, ne šitoj, ne su Dievu. Dieve, laiminu tos žmonės, ir jaunus, ir nelabai jaunus. Tikrai kurkite, ir Dievas, kuo jūs daugiau darysit, tuo daugiau jisai ragins jūs, tuo daugiau tobulėsit. Nes be kūrybos, tai yra kaip muzikos instrumentas be garso. Visiškai toks tuščias gyvenimas.
tuščias, visiškai tuščias, toks beprasmis. Ir kaip sako, žinai, man toks žmogus sako, žinai, man dvasiui skamba. Sakau, tuštybė skamba. Sakau, taip, sakau, tuštybė irgi skamba, bet tu ateik į bažnyčią, ateik pas Dievą, tai tau suskambės Dievas, sakau, jisai kita muzika, visai kita muzika, kuri neskandina. Jėzus mums paliko ramybę. Ir jisai, reiškia, pasakė, ne kaip pasaulio ramybė. Pasaulio ramybė tai yra, kai žmogus tampa abejingas, o abejingumas tai neša mirtį. O Jėzaus ramybė, kurią jis man paliko, neša gyvybę ir norą gyventi, ir norą nebūti įkyriam kažkam, nepriklausyti nuo kažko. Mes visi priklausom nuo Dievo. Dievas mūsų įvedė. Yra žmonės, su kuriais mes bendraujam, ir yra žmonės, kurie nenori su mumis bendrauti. Bet čia jau ne mūsų problema, čia jau jų problema. Taip, ačiū Dievui. Amen. Amen. Kokie jūs nuostabus. Aš Kristinus paprašiau palydėti maldą, žiūriu, jau liejasi pamokslas, patarimai. Ne, bet suprantat, be Dievo, negalima apie Dievą kitaip kalbėti. Kai man, žinai, aš sodė gyvenu, ateina kaiminė ir sako, žinai, ką tu bekalbėtumai, vis paskui apie Dievą. Aš sakau, bet jis yra gyvenime, yra svarbiausia. Negali, sakau, taip, gali džiaugtis gražiais lapais, dabar toks ruduo gražus, šiltas, gražus, supranti. Nu, gali džiaugtis, galėsim, paukščių giesmėm, čiurlenimas, reiškia, upės čiurlenimas. Visko gali džiaugtis. Bet Dievo, jeigu nėra, tame tai yra mirę. Dievas, supranti, yra viskas, ko mums reikia, viskas. Ir mums jas turim, mes Jėzų turim, ir mums daugiau nieko nereikia, mes esame jo globoj. Jisai mus veda, jis mus myli. Oi, Dieve, koks nuostabas. Brangieji, jeigu turit klausimų, Kristinai, jeigu kirba kažkas širdį ir norit paklausti, tai kaip dabar išgirdote Kristinos širdį, bet gal jūs turit labai asmeninį, kartais užgimsta toks klausimas, kaip norėčiau žmogaus paklausti. Gal turit klausimą Kristinai, kol Kristina čia su mumis? Ar Kristina viską papasakojo ir atsakė į visus jūsų klausimus ir jūs jau turite atsakymus kitiems žmonėms? Bet į visus neįmanoma atsakyti, nes ne visi, suprantat, ne visi užduoda klausimus. Reikia bendrauti, drąsiai bendrauti. Suprantat, mes neturim vienas nuo kito slėptis. Mes, čia, kaip sako, nesispjaudom. Mes vienas kitą paremam ir turim suprasti vienas kitą. Ypatingai sunku, žinai, jaunimui, nes jisai turi dabar, va, šiuo metu, šiuo laiku, reiškia, turi labai didelių pagundimų. Ir, žinai, ta jaunimą, kuris neina ten su tais, kurie gatvėse žygiuoja, supranti, su tam vėliavom, tai, supranti, tai jie yra brangus, bet anie juos smerkia. Tai žinokit, Dievas nesmerkia jūs, jūs esate labai, labai, labai brangus. Ir Dievas jūs myli, ir jisai apkabinės jūs laiko. Nepasiduokit pagundimams, saugokitės. Ačiū, Kristina. Jo, kad šėtonas būtų kvailas, jis nesugundytų trečdalio angelų. Jis buvo protingas, buvo talentingas, labai gražus, žodžiu, ir jisai už tai sugundė. Nepasiduokit tiems gundimams. Jie labai yra patrauklus, bet čia yra kaip žuvis ant kabliuko. Šėtonas nedovanoja šiaip savo dovanų, jisai dovanoja dovaną su kabliuku. Užkimbat ir viskas jau tada šaukis Dievu. Tik Dievas gali išlaisvinti. Taip. Ačiū, Kristina, labai labai už brangų laiką. Esu praturtintas, kaip visada. Kai tik sutinku, taip ir praturtėju. Ačiū labai, Kristina, už žodžius, už širdies pasidalinimą. Ir, brangieji, tikrai noriu visus paraginti, pakviesti savo draugus, bičiulius, pažįstamus, giminaičius į 23-ąjį šiuolaikinės krikščioniškos muzikos ir menų festivalį Sielos 2024. Rytoj čia tapybos diena ir mes susitiksime iš Telšių su menininkė Jolanta Voronkovienė. Ir jinai ir taip pat ir kuria muziką, ir tapo paveikslus. Tai rytoj 6 valandą visus kviečiu čia, jie atvažiuos iš Telšių, bus su mumis. Ir taip pat noriu padėkoti, labai noriu padėkoti visiems brangiems žmonėms, kurie prisideda prie festivalio ir jų šeimoms.
Labai labai ačiū žmonoms, vaikams ir labai noriu padėkoti Ligitai ir visai Ligitos šeimynai. Vat kaip smagu, kad ir Elanas yra, ir Aušrinė. Ačiū iš visos širdies, kad jūs čia, šio festivalio ambasadoriai Palangoje. Didelis ačiū Jolantai ir Renatoj Griciams, kurie taip pat padeda, aukojasi, remia, reikioja savanorius. Tai iš tikrųjų yra labai labai brangu. Ir kaip smagu, kad šiais metais prisijungia prie mūsų nuostabų žmogus Andrius Matusevičius. Ačiū Andriu tau, tavo žmonai ir tavo nuostabiai dukrytė Jausmai, kad tu pasiaukodamas tiek daug padarai ir tiek daug padedi. Labai labai branginu tave, žmogau. Ir kaip smagu, kad čia yra Martinas ir Vilius, ačiū jiems už vaizdą ir garsą. Labai noriu padėkoti mūsų šių metų dizaineriai, Kristinai Dailydei, kuri padeda su visų apipavydalinimu, su visom užsklandom, plakatais, lankstukais. Ačiū tau, Kristina, ir linkėjimai tavo brangiam vyrui Gediminui ir visai šeiminai. Ir tikrai noriu padėkoti žmonėms, kurie prisideda prie šio festivalio ir meldžiasi už mus, kad atlikėjai nesusirgtų, kad jų šeimos būtų po Dievo apsauga, kad jie galėtų atvažiuoti čia ir sudalyvauti. Tikrai kviečiu visus ketvirtadienį taip pat ir į kino dieną, kuomet mes pristatysim filmą Chosen arba Išrinktieji. Penktadienį teatro ir šokio diena, nuostabus klaunados spektaklis visai šeimai, rokas prieš rock'n'rollą. Ir taip pat atvažiuoja Aida Maskvitytė su šokio studija Džiaugsmas. Šeštadienį, aišku, muzikos diena. Palanga bus užlieta ne tik Baltijos bangomis, bet ir nuostabia Dievo žmonių kūryba. Ir koncertų salėje Palangos, ir čia kultūros centre Kurhauze, ir Palangos bažnyčioje vakare bus gospel ir sakralinės muzikos koncertas. Ir sekmadienį Palangos Evangelikų liuteronų bažnyčioje poezijos diena vainikuos mūsų festivalį. Ačiū, kad jūs esat, kad prisidedate. Ir tai padaryti labai paprasta. Yra trumpas numeris 1402. Ir šitie 4 skaičiukai suspaudė savo mobiliajame ir 3 eurais paremsite mūsų šį gražų ir prasmingą renginį. Būkit palaiminti jūs ir jūsų namiškiai, o dabar visus kviečiu kartu su Kristina galbūt pasidalinti, kad jinai prieitų prie savo darbų ir papasakotų apie juos dar kartelį. Ačiū menininkai Kristinai Krulieniai už laiką, už šilumą, už širdį, už maldas ir kad jūs čia. Šlovė Dievui. Tikrai taip, Dieve, padėk su Dievu.